Šiandien bandysim iš šių dėžių susirinkti naują stacionarų kompiuterį darbui. Ar pavyks? Matysim. Aš labai tikiuosi, kad pavyks. Nieko nelaukiam, kimbame į darbus. Motininę plokštę pasirinkau Asus Z790 Plus Wi-Fi. Ji palaiko 12, 13 bei 14 kartos Intel procesorius. Taip pat iki 192 GB DDR5 atmintį. Visa kita pakankamai standartiška, Wi-Fi 6E, galinės ir priekinės USB 2 ir 3 jungtis, PCIe 5.0 vaizdo plokštėms, 2.5 gigabito ethernetas ir taip toliau. Visada buvau už Intel procesorius. Negaliu pasakyti kodėl, tačiau šį kartą taip pat pasirinkau Intel. O modelis i7 13700K. K raidė reiškia, kad procesorius yra neužrakintas, jį galima overclockinti, kitaip kalbant, spartinti. Ar tą darysiu, nesu tikras, tačiau geriau turėti tokią galimybę, jeigu nuspręsčiau. Operatyviąją atmintį, arba kitaip ramus, naudosiu G.Skill gamintojo Trident Z5. Tai DDR5 tipo ramai, iš viso bus 32 GB ir bandysiu, kad jie veiktų 5600 MHz dažniu. Sekantis labai svarbus dalykas yra vieta, kur bus saugomi duomenys. Aš pasirinkau 2 TB talpos Kingston gamintojo SSD atmintinę. Taigi pirmieji daiktai išpakuoti, bandom viską sudėti į motininę plokštę. Dar vienas labai svarbus dalykas yra procesoriaus aušinimas. Šiam darbui aš pasirinkau gamintojo Fractal Design modelį Celsius Plus S28 Dynamic. Tai all-in-one vandens principų veikiantis aušintuvas. 2 aukštos klasės ventiliatoriai, tylus veikimas ir su daugeliu motininių plokščių suderinamas aušintuvas. Dar vienas pliusas – tai kad termopasta jau yra uždėta, tad šiuo dalyku galėsite nesirūpinti. Joks kompiuteris neveiks be maitinimo bloko, tai dar vienas svarbus komponentas. Kadangi didžiąją dalį jų aš rinkausi gamintojo Fractal Design, maitinimo bloką taip pat pasirinkau Fractal Design. Modelis Ion Plus 2 Platinum. Gamintojas suteikia net 5 opcijas galios pasirinkimui. Aš pasirinkau 760 W. Kokybiškas aušintuvas tai dar viena svarbi detalė, kad kompiuteris veiktų tyliai. Šis modelis yra 80+ Platinum kategorijos. Jis taip pat turi begalės jungčių pajungti jūsų procesorių, vaizdo plokštę, kietuosius diskus ir kitus įrenginius, kurie jungiami PCIe jungtimi.
Tiesa, prie aušintuvo nebuvo pridėta LGA 1700 jungtis, kuri man ir buvo reikalinga, kadangi turiu tokio tipo motininę plokštę. Tačiau čia didelės problemos neiškilo. Gamintojas savo puslapyje turi atskirą skiltį, kur pridėję motininės plokštės pirkimo čekį, šią jungtį jie jums paprasčiausiai išsiunčia. Aš ją gavau per kelias darbo dienas paprasčiausiai į savo pašto dėžutę. Papildomai tai nieko nekainavo. Kompiuterio korpuso ieškojau ilgai ir po ilgų ieškojimų čia ir vėl apsistojau ties Fractal Design. Pasirinkau modelį Define 7 Compact. Kadangi norėjau minimalistinio dizaino, rinkausi juodos spalvos ir su pilnai uždengtomis sienelėmis. Stop. Juk sakėjai, kad kompiuterį renkiesi darbui su vaizdu. Tai kur tavo vaizdo plokštė? Geras klausimas. Vaizdo plokštės nesidėjau. Nesidėjau todėl, kad jų pasirinkimas šiuo metu nėra pats didžiausias, o kainos yra tikrai labai išaugusios. Tad nusprendžiau, kad kompiuterį naudosiu su vaizdo plokšte, kuri yra procesoriuje. Tai nėra pats geriausias variantas dirbant su vaizdu, tačiau manau, kad kurį laiką tikrai išsisuksiu ir su tokia integruota procesoriuje vaizdo plokšte. O kol kas tęsiam rinkimą toliau.
Kompiuterio rinkimas baigtas. Jis, kaip matėt, sėkmingai įsijungė. Aš dėl to labai džiaugiuosi, kadangi, neslėpsiu, bet tikrai buvo minčių, jog gali ir nepavykti. Tačiau viskas sėkmingai pavyko, o dabar norėčiau apžvelgti, su kokiais sunkumais susidūriau rinkdamas savo stacionarų kompiuterį. Stipriai pasidomėjau prieš rinkdamas, žiūrėjau įvairius video, skaičiau straipsnius. Kaip sakoma, gera pradžia yra pusė darbo. Jeigu rinksitės kompiuterį, kaip tai dariau aš, siūlau nepatingėti ir padaryti researchą. Į šio video aprašymą numesiu nuorodas YouTube'ės video, kuriuos žiūrėjau aš ir kurie man tikrai labai pagelbėjo. Bet žinoma, kitų žmonių daryti video tikrai neatstos to, ką jūs patirsit rinkdami kompiuterį patys. Neįsiu į visus niuansus, nes tikrai nesu šiame reikale profesionalas, bet visumoje sekėsi tikrai gerai. Vienas iš pirmų dalykų, kurį dariau ir kurio labai bijojau, tai yra procesoriaus įdėjimas. Vienas neatsargus judesys ar galbūt netaip įdėtas procesorius ir jūs šią brangią kompiuterio detalę galit pažeisti neatitaisomai. Man pavyko iš pirmo karto, tiesa neslėpsiu, kad rankos drebėjo ir prakaito lašas tikrai nukrito ne vienas. Toliau sekė pakankamai lengvi dalykai, tai yra ramų įdėjimas, atmintinės įdėjimas. Kita kiek didesnė problema buvo su mano pasirinktu procesoriaus aušinimu. Ji nebuvo pilnai pritaikyta mano motininiai plokštei. Turėjau užsisakyti papildomą adapterį. Jis yra nemokamas, jį atsiunčia pats gamintojas. Atsiųstas jis buvo paprastai į mano pašto dėžutę, neregistruotų laiškų. Jeigu rinktumėtės kompiuterį iš tokių pačių komponentų, kaip tą dariau aš, turėkit omeny, kad ne viską galėsit susidėti ir sukomplektuoti iškart. Dar su viena problema susidūriau jau kompiuterį surinkus – laidų sutvarkymas. Atrodytų, tai kaip ir nieko nekeičia, laidus galima palikti taip, kaip ir yra, tačiau, kai renkiesi pats, nori padaryti viską kaip priklauso, bent jau tai buvo man. Ir čia jokio sunkumo kaip ir nėra, bet laidų susukus per daug nebeužsidaro korpuso dangtis. Prakišus laidą ne pro tą angą, jis yra arba per trumpas, arba per ilgas, viską labai reikia apgalvoti iš anksto. Šis dalykas leis išvengti didelio galvos skausmo paskui, kai reikės visus tuos laidus gražiai sukaišio tam, kad korpuso dangtis užsidarytų normaliai. Ačiū, kad kompiuterį rinkot kartu su manimi. Tikiuosi, jog įkvėpiau pasitikėjimo tą padaryti ir patiems. Sudėtinga tikrai nėra, reikia tik truputėlio pastangų ir padaryti namų darbus. Prenumeruokit mano kanalą, spauskit patinka, dalinkitės. Jeigu esat savo kompiuterį susirinkę ir patys, pasidalinkit komentaruose, kaip sekėsi jums, ką galbūt darėte kitaip. Ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksime kitame video.